Na ir dar viena tema šio vakaro, tai astrologinis įvykis toks nei didelis, nei mažas juodo mėnulio perėjimas iš Skorpiono į Šaulį. Taip sau leidžiu sudėlioti, pamastyti, ką mums atneš tranzitas 9 mėnesių juodo mėnulio arba Lilito Šaulyje. Kas bus, kokios tendencijos. Aišku, iš esmės juodas mėnulis tai yra ta mūsų nematoma pasąmonė, nematoma, visada yra mėnulis, ane, ir mėnulis turi savo matomą pusę ir nematomą. Tai kai kuriuose knygose rašoma, kad baltas mėnulis arba Selena yra ta matoma pusė, ta šviesioji pusė, kurią mes atidirbam šviesiai, gražiai, teigiamai, ir yra ta tamsioji pusė Lilit, mūsų užslėpti, pavadinkim taip, dalykai, charakterio bruožai, dar sakoma, kad sielos juodi dalykai, ane, ką mes negero prisidirbom ten iš tų praeitų gyvenimų, sakykim taip, ane. Na ir dabar jau šį vakarą juodas mėnulis pereis į Šaulį. Ir mes Šaulyje turime Saulę paskutiniai laipsniai, turim baltą mėnulį Liūtę, turim tylantį, turime žuvyse besileidžiantį Mergelėje. Ir kas iš viso to gaunasi. Papasakosiu trumpai. Per šitą tranzitą aplamai visiems zodiako ženklam gali norėtis kelionių, gali norėtis daug naujų įspūdžių, gali norėtis tolimų kelionių, gali norėtis gilintis į tam tikras filosofijas, į dvasinius dalykus, bet yra rizika, kad tai peraugs į fanatizmą, į dogmą, kadangi tylantis yra žuvų ženkle. Aišku, ten dar tebėra Saturnas, bet vėl kalbėsiu žmonių kalba. Kas yra Šaulys? Kas yra tas Šaulys? Šaulys yra tie žmonės, kurie mėgsta keliauti, mėgsta patirti naujus įspūdžius, ir pastebėjau, tarp žmonių šauliams labai iš karto patinka pasidalinti naujais įspūdžiais, tai ką jie patyrė. Jie išvažiavo, jie kažką pamatė, jie turi paskambinti, kažkam pasakyti, žinai, kaip čia faina, ir tu turi atvažiuoti, va čia tą vietą pamatyti, pajausti tą aurą, arba pajausti, sužinoti tų žmonių ten vertybės, arba kuom jie gyvena. Va čia yra tie tokie šauliai keliauninkai. Toliau tai yra šauliai tokie, filosofai, ane. Žiūrėkim, tas šaulys toksai, sakykim, kuris sėdintis sėslus vienoje vietoje, ne filosofas, ne keliaujantis, norom, jisai pajaučia tą kompleksą tokį, vis tiek jis nori kažką patirti, ir kas eina per juodus dalykus, nepatyręs žmogus kažko, jisai bando meluoti. Bando meluoti, kad jis kažką patyrė arba prisiskaitė kažko iš knygų, ir aišku, Jupiteris yra ta didžioji mūsų laimė, taip vadinama astrologų, bet visgi tiek, jeigu mes netidirbsim Saturno, va dabar Saturnas žuvų į galą jau pamažu eina, jeigu mes neišlaikysim disciplinos, Saturnas žuvyse labai sudėtinga pozicija. Tai yra privaloma atidirbti dvasinius dalykus, privaloma atidirbti su savo, pavadinkim taip, karma. Ir
iš tikrųjų privalom būti sąžiningi su savim. Vat juodas šauly, ane, Saturnas žuvyse, kylantis žuvyse ir žuvys, aišku, yra tas paskutinis ženklas, atstovauja ir 12 zodiako ženklą. Svarbiausia, manau, per šį tranzitą, bent jau iki kelis mėnesius, pusmetį, svarbu būti sąžiningu pačiam su savimi. Nežiūrėti, ką žmonės pasakys, negalvoti, kaip įvertins. Aišku, bus tų nuklydimų, bus tų paklydimų, į politinius dalykus nesikišiu, neprognozuosiu nieko. Nors aišku, Jupiteris tai yra ir tie teisiniai visi dalykai. Gali išlikti tendencija, kad gali būti tokių dalykų susijusių su neteisybė. Arba galbūt išlysti kažkokie melai, nes visgi tiek Saulė dar yra paskutiniai šaulio. Aš imu čia tą tokį Lilit perėjimą į šaulį, kaip vat būtų, kaip gimimo horoskopas panašiai, ne, vat kaip gimsta žmogus, vat ir tarkim, vat perėjo Lilit į šaulį, čia dar Saulė paskutiniai laipsniai šaulio, tai pasakyčiau taip, kad ta Lilit bus gan stipriai jaučiama. Aišku, gali norėtis mokytis. Mokytis yra gerai, bet gali padaugėti tų tokių, jų ir taip yra daug tų netikrų mokytojų. Netikrų mokytojų skleidžiančių tą dvasinę, pavadinkim tą dvasinę kažkokią tą informaciją, ne, dabar labai sunku atsirinkti yra, kas sako tiesą, o kas netiesą, bet iš tikrųjų mes galim pajausti, kas sako tiesą, juk viduje net nekyla abejonė, kad tas žmogus sako teisybę, ne, vat jūsų vidus, vat jūs klausotės, ne, ir vat kažkas kalba, mokytojas ar dar kažkas, ne, ir vat vieni įneša kažkokią sumaištį, ne, žmonės, mokytojai, ten dar kažkas, o kiti. Tu klausaisi ir tau tampa viskas aišku. Tai vat, jeigu čia aš iš savo patirties, aišku, jeigu man dalykai neša sumaištį, jeigu man žmonės neša sumaištį, o kas gali būti daug dabar dėl juodo šauliai. Nes šaulio ašis yra šaulys dvyniai, ne? Dvyniai pas mus iš blogosios pusės kaip ir melagijai, tai ruoškitės, tikrai padaugės tų netikrų dvasinių mokytojų, netikrų mokymų, netikros informacijos, netikrų įspūdžių, norėjimo visko labai daug patirti, norėjimo visko labai daug gauti, norėjimo visko labai daug nusipirkti, norėsis namo iš karto, norėsis iš karto automobilio gero, nepadėvėto, kažkam dar kažko, aišku, ne visiems vienodai, bet aš va čia kalbu apie tos galimus šaulio minusus, apie galimus tos tokius, aš čia pamačiau, aš čia noriu nupirkti, bet man pinigų neužtenka, tai aš čia bėgsiu, paimsiu paskolą ir man užteks, o kaip aš paskui tą paskolą atiduosiu, aš net negalvoju, net nesusimastau. Dabar neprisimenu, Merkurijus, man atrodo, irgi šiuo momentu liktai šauliai, bijau pameluoti. Tai va, bus labai daug lėtimo, hiperaktyvumo, veržlumo, ir linkiu per daug nelėkti, pristabdyti žingsnį ir apsižvalgyti, kas iš tiesų dedasi aplink, nes būtent tuo metu, kada žiūrėsi arčiausiai, daugiausiai ir pamatysi. Per juodą šaulį, kada neskubėsi, sulėtinsi žingsnį ir pamatysi labai, labai, labai daug.
Tai va tiek apie šitą